Sveiki, ARK pirkėjai. Pristatysime Jums mikrovisatos gaminį išmanųjį E-Star telefoną X45. Išmanusis telefonas pasižymi šiomis techninėmis savybėmis. Palaikomi 2G ir 3G tinklai. 2 SIM kortelės, taigi galėsite naudotis 2 ryšio operatoriais iškart. Ekrano raiška gana didelė, 960 su 540 pikselių. Tai yra daugiajutiminis lietimui jautrus ekranas. Pačio telefono dydis yra 132 mm ilgis, plotis 67, o storis tik tai 10,25 mm. Svoris 154 gramai. Palaikomi signalų tipai vibracija, MP3, garsiakalbiai, yra 3,5 mm lizdas ausinėms, taip pat palaikomas Dolby Digital plus garso didinimas. Atmintis dedasi microSD kortelės iki 32 GB. Vidinė talpa yra 4 GB. Sparčiosios atminties, arba dar kitaip sakant RAM, yra 1 GB. Mes galime naudotis GPRS, Edge, Wi-Fi paslaugomis, palaikomi A, B, G ir N standartai. Taip pat yra Bluetooth, jungtis USB, micro USB. Čia yra labai puiki kamera, net 8 megapikselių. Vėliau pademonstruosime jos galimybės. Su autofokusu bei LED blikste. Galima įrašinėti Full HD video 30 kadrų per sekundę. Papildoma kamera, kuri yra iš priekio, yra 0,3 megapikselių raiškos. Android operacinė sistema 4-osios versijos, konkrečiai 4.0.4. 2 branduolių 1,2 GHz spartos procesorius, be abejo ARM. Galėsime rašyti SMS, MMS, elektroninio pašto žinutę, susirašinėti Skype'u. Taip pat palaikomas HTML5 standartas, yra radio galimybė ir GPS imtuvas. Taigi galėsime įdiegti žemėlapius ir naudotis GPS paslaugomis. Akumuliatoriaus budėjimo laikas turėtų būti 500 valandų. Kalbėjimo laikas 5 valandos. Telefonas rankoje guli labai patogiai. Šties tai yra gerai išsvertas ir patogus daiktas. Štai galime apžiūrėti jį iš visų pusių. Tai yra ausinių lizdas, įjungimo mygtukas, garso reguliavimo mygtukai, USB jungtis, garsiakalbis, kamera, blikstė. Plasmasė šiek tiek tepli, tačiau nedaug. Šties neturėtumėm turėti daug bėdų dėl telefono valymo. Atskirai noriu dėmesio skirti šio išmaniojo telefono ekranui. Tai yra IPS-inis ekranas ir tai yra 4,5 colio dydžio ekranėlis. Bet šauniausia yra tai, kad šis ekranas yra atsparus įbrėžimams. Štai turime, nulupame ką tik plėvelę ir turime raktą. Ir štai galime pabandyti subraižyti ekranėlį. Štai pasižiūrėkime iš arti, kaip matote, jokių įbrėžimų neliko. Išties stipriai spaudžiu į stiklelį, jis yra atsparus įbrėžimams, taigi drąsiai galime dėti šį telefoną į kišenę ir nebijoti, kad jisai susibraižys. Pasižiūrėkime į telefono vidų. Be abejo dangtelis, ličio baterija, štai techninės charakteristikos ir be abejo pats telefonas. Čia statosi baterija, microSD kortelės, SIM kortelės, pirmoji, antroji. Be abejo, čia matyti dar vaizdo arba tiesiog fotoaparato kameros lęšis ir blikstė. Štai čia yra garsiakalbis. Tokia labai paprasta ir aiški konstrukcija. Šties labai šaunu, kad mikrovisata nepatingėjo įdėti papildomą dangtelį į dėžutę. Taigi mes galėsime vietoj juodą užsidėti baltą. Na, ar pagal nuotaiką, ar tiesiog jeigu susidėvėtų kažkuris iš jų.
Taip pat įdėtas, žinoma, yra kroviklis ir USB laidas. Tai gana universalus daiktas, su juo mes galėsime ir krauti, ir perkelti duomenis iš kompiuterio į telefoną arba atvirkščiai. Na ir pridėta laisvų rankų įranga, kurią mes galėsime kalbėti arba klausyti muzikos. Pabandykime vieną iš telefonams svarbiausių funkcijų, tai yra SMS rašymą. Pasirenkame SMS programėlę, naujas pranešimas, išsirenkame, kam rašysime žinutę. Štai čia įvedame pranešimą. Ir išsiųsime. Ir be abejo pati svarbiausia funkcija yra skambinimo. Štai labai paprastai galime išsirinkę abonentą skambinti arba per Skype arba telefonu. Na, ir jeigu pasirinksime telefonu, žinoma, prasidės jungimasis. Tačiau mes nutrauksim šią operaciją. Štai viršuje rasime greitąjį meniu, kuriame mes galėsime rasti pagrindinius ir svarbiausius dalykus nustatymų. Tarkim, įjungti GPS, Bluetooth, Wi-Fi ryšį, taip pat garso nustatymai, ekrano ryškumo ir panašiai. Išbandykime 8 megapikselių vaizdo kamerą. Ir perjungiame į filmavimo režimą. Štai yra suręstas adresas ir pabandykime pasižiūrėti, kaip navigacija mums siūlo keliauti. Štai yra nurodytas visas kelias ir galime sėkmingai naudotis GPS paslaugomis, nukeliauti į reikiamą vietą, tašką. ARK komanda nuoširdžiai rekomenduoja įsigyti šį puikų įrenginį, ne veltui mes darome video apžvalgą. Tai yra tikrai puikus daiktas tuo atžvilgiu, kad yra siūlomas labai geras kainos ir galimybių santykis. Už 649 litus jūs gausite tikrai labai puikų įrenginį, puikų išmanųjį telefoną, pasižyminti daug puikių savybių. Taigi rekomenduojame įsigyti.